Prieš 3 metus Rusijos kalėjime prižiūrėtojų sumuštas ir be gydytojų pagalbos paliktas Sergejus Magnickis tapo nepažabojamos korupcijos Rusijoje simboliu. Tokio likimo Britų investicinio fondo Hermitage Capital teisininkas sulaukė atskleidęs net Rusijoje neregėto masto mokesčių vagystės aferą. Rusijos milicininkai atlikę kratas 3 fondui priklausiusiose kompanijose pasisavino svarbiausius dokumentus ir įmonių antspaudus. Po kelių mėnesių Hermitage Capital sužino, kad fondui priklausiusios kompanijos tapo nusikaltėlio, teisto žmogžudystę nuosavybę. Negana to, neįprastai trumpai, tik 2 metus už žmogžudystę kalėjęs naujasis įmonių savininkas iš valstybės pareikalavo sugrąžinti $230 milijonų sumokėtų mokesčių. Per kelias dienas pinigai buvo pervesti į sąskaitą. Tai kone greičiausias mokesčių grąžinimas per visą Rusijos mokesčių istoriją. Dėl šios aferos Magnickis apkaltino vidaus reikalų sistemos pareigūnus ir padavė juos į teismą. Tačiau neilgai trukus buvo pats suimtas asmenų, kurie įtariami finansinėmis machinacijomis. Praėjus 3 metams po Magnickio mirties fondo vadovas Williamas Browderis nenuleidžia rankų. Jis tikisi, kad žmonės atsakingi už teisininko kankinimus ir mirtį bus nubausti. Williamas Browderis įsitikinęs, kad Rusija kitaip pažvelgtų į bylą, jei nors viena ES šalis ryžtųsi uždrausti įtariamiems nusikaltimo asmenims atvykti į šalį. Visos vyriausybės nenori įvesti sankcijų, nes bijo Rusijos. Rusija visuomet grasina, kartais keršyje. Ji viską daro labai agresyviai. Politikai dėl šios situacijos užjaučia. Aš jų klausiu, gerai ar blogai į savo šalį įsileisti kankintojus ir žudikus. Ir visi atsako, blogai. Jungtinės Amerikos valstijos iš pradžių atsisakiusios įvesti sankcijas persigalvojo po kongreso spaudimo ir vasarą įvedė draudimą į šalį atvykti 60 Rusijos pareigūnų. ES vieningo sprendimo nesiūlo. Europos parlamentas leido kiekvienai šaliai pačiai nuspręsti, ar įvesti sankcijas įtariamiems pareigūnams. Kol kas nė viena šio žingsnio nežengė. Mirus Magnickiui byla dėl jam mestų kaltinimų buvo nutraukta, nors tam ir prieštaravo artimieji. Rusija dėl didelio vakarų šalių spaudimo rugpjūtį tyrimą atnaujino, tačiau Hermitage Capital vadovui tyrimas labiau primena pasityčiojimą. Jie apklausė jo mamą ir žmoną kaip liudytojas byloje prieš jau negyvą jų vyrą ir sūnų. Žmonės, kurie jas apklausė, yra tie patys, kurie nužudė Sergejų Magnickį. Bjauriau ir ciniškiau būti negali. It's about as cynical and as evil as you could possibly get. Magnickis galbūt dar būtų išgyvenęs, jei būtų nusižeminęs ir sutikęs elgtis ir kalbėti taip, kaip buvo liepiama, taip pat bendradarbiautų su valdžia. Atsisakius tai daryti, medikų pagalba jam suteikta nebuvo. Vienu didžiausių užsienio investuotojų Rusijoje buvęs Williamas Browderis tvirtina, kad jei galėtų atsukti laiką, jis nebūtų pradėjęs verslo Rusijoje. Jei nori investuoti Rusijoje, mano patirtis rodo, turi būti pasirengęs prarasti pinigus, susitaikyti su darbuotojų mirtimis. Turi būti pasirengęs, kad kiekvieną dieną tavo normalus gyvenimas gali pavirsti katastrofa. Jeigu esi psichologiškai tam pasiruošęs, sėkmės. Man patinka Rusija. Rusai vieni geriausių žmonių, kokius esu sutikęs. Vieni šilčiausių, protingiausių ir aistringiausių. Tačiau man nepatinka tai, kad nusikaltėliai yra užvaldę šalį. Tačiau net jei ir norėtų grįžti į Rusiją, Williamas Browderis negalėtų. Sėkmingai investavusiam verslininkui uždrausta įvažiuoti į Rusiją. Kaip keliantis grėsmę nacionaliniam saugumui, jis įtrauktas į juodąjį sąrašą. Reporterė Monika Petkevičiūtė.